Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiame video trumpai supažindinsiu su keliais būdais, kaip galime naudotis Excel funkcijomis. Vienas iš būdų yra tiesiog pačiam vesti funkciją. Visas funkcijas pradedame pliuso arba lygų ženklu. Pradėjus rašyti funkcijos pavadinimą, šalia atsiranda funkcijos sintaksė. Sintaksės dalys, kurios aprašytos nelaužtiniuose skliaustuose, yra privalomos, o dalys, kurios aprašytos laužtiniuose skliaustuose, yra pasirinktinos. Kitas būdas yra per meniu juostą spustelėti ant Insert Function. Tuomet susirandame reikiamą funkciją. Galima pasirinkti iš tam tikros kategorijos arba rinktis apskritai iš visų funkcijų. Paspaudus OK atsidaro funkcijos langas, kuriame matome visas funkcijos sintaksės dalis. Taip pat trumpą aprašymą, ką daro tam tikra funkcija, bei pasirinktos sintaksės dalies paaiškinimą. Supildome reikiamus laukus ir spaudžiame OK. Šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū Jūs dėmesį ir iki kito karto.